God bless America, you know we all love them. Yesterday I got a call like from my dog like 101. Said they killed his only son because of insufficient funds. He was silent, he was mobbing with belligerent and drunk, talking all his head philosophy on what the Lord had done. He said, kid, can you pray for me? It been a fucked day for me. I know that you anointed, show me how to overcome. He was looking for some closure, hoping I can bring him closer to the spiritual. My spirit do know better, but I told him I can't sugarcoat the answer for you. This is how I feel. Sveiki, čia Bushido ringas ir šiandienos Bushido SWAT turnyre kalbinsime Kristupą Jančiauską. Labas, Kristupai. Kaip pasiruošimas? Puikiai, aišku, su keblumais, kadangi vasara, truputį poilsio, per daug galbūt, bet nieko. Labai gerai yra atidaryti sezoną su tokiu perspektyviu turnyru čia Druskininkuose. Kristupai, ar pažįsti savo priešininką, ar esi išanalizavęs jį, ar tau jis matytas kažkur? Man jisai yra matytas, jisai pakankamai perspektyvus, mačiau Muay čempionatą, Lietuvos laimėjo šiais metais šioje kategorijoje. Manau, bus nuožmi kova, puikiai patirtis man ir puikus reginys žiūrovam. Kokie tavo planai, kokios perspektyvos ateityje, kaip tu galvoji tęsti savo karjerą? Aš manau, kad tai yra pradinė dalis mano kelyje link didžiųjų Bushido turnyrų TwinsBet arenoje. Ir manau, tai yra didelė galimybė pasirinkti patirties prieš tuos didžiųjus turnyrus. Tonight's the night I get in some shit. Yeah. Deep cover on the incognito tip. Killing motherfuckers if I have to. Filling gaps too. Let your niggas know I'm coming at you. I guess that's part of the game. But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things with the swiftness. So get it right with the quickness and let me handle my business. Yo, I'm on a mission and my mission won't stop until I get the nigga maxing at the top. I hope you get his ass before he drop. Kingpin kicking back while his workers slay spots. Coming up like a fat rat. Big money, big balls, big bodyguards on his back. Šioje kovoje teisėjų sprendimu pergalę iškovojo raudonasis ringo kampas Kristupas Jančiauskas. Yeah, that's what we's about to do. Take your ass on a mission with the boys in blue. Dre, what up, Snoop? Ir Jančiauskai, ar esi pasiruošęs išbandyti savo jėgą ant bokso kriaušės? Ant bokso kriaušės? Visada pasiruošęs, visada. And see what we can find. Crooked ass cops that be getting niggas a gang of time. And now they wanna make a deal with me. Scoop me up and put me on their team and chill with me. And make my pockets bigger. They wanna meet with me tonight at 7 o'clock. So what's up, nigga? What you wanna do? What you wanna do? I got the gauge, a Uzi in my motherfucking... Pirmas bandymas, esi dalyvis, tai padovanosim 2 bilietus į Žinauką. Ačiū labai ir ačiū šį nuostabų turnyrą. Labas, Naglė. Sveiki. Ir kaip sekėsi tau pasiruošimas Bushido SWAT turnyrui? Labai gerai, ruošėmės stipriai, sunkiai, kartu su treneriu, pasiruošę. Ar esi išanalizavęs savo priešininką? Per daug neanalizavau, bet matysim. Kovos eigoje. Ar esi kovojęs kada su juo? Ne, nesu. Netekę turnyruose susidurti? Bet draugas mano, tiksliau klubo kolego kovojo su juo. Ir kaip jam sekėsi? Nepamenu tiksliai, lygtis lygiom su kovojo. Supratau. Ir ar esi kažkokią specialią taktiką paruošęs šiandienos? Specialios ne, kad treneris pasakys tą ir darysim. Supratau, tai reiškia atsidavęs treneriui, treneris autoritetas, darysim tai, ką jis lieps. Taip.
Eglė, norėčiau tave pakviesti dalyvauti į žaidimą ir laimėti 2 Snow Cards dovanų kuponus. Ar pasiruošęs? Pasiruošęs. Važiuojam. Nuo 700. 2 kvietimai, sveikinu, Eglė. Ir sėkmės kovoje. Labas, Ignai. Sveiki. Kaip sekasi pasiruošimas į MMA Bushido? Puikiai sekasi, daug treniruoju, daug imtyniauju, daug sparinguoju, ruošiuos kovai labai sunkiai, su treneriu dėliojam taktiką, viską, tai ruošiuos pasiruošimas žiauriai sunkus, labai sunkus, tai sekas gerai ruoštis. Ar tau yra pažįstamas tavo varžovas? Jo, biškį žiūrėjau, socialiniuose tinkluose žiūrėjau biškį, žinau, kad gerai kojom dirba ir imtyniauja taip pat irgi. Bet aišku, išanalizavau kiek reikia, pažiūrėjau viską ir tikiuosi gerai išanalizavau ir viską žinau. Nepaslaptis yra, kad tavo pagrindinis ginklas yra šoninis. Taip. Tai dabar ar naudosi savo ginklą, ar eisi imtyniaut, ar čia paslaptis, ar tiesiog kažkoks ginklas tavo yra naujas paruoštas? Dabar iš viso labai daug ginklų turiu, dabar dar daugiau ginklų su treneriu atradom iš viso. Ne tik šonį, dabar visi smūgiai bus pavojingi, labai skausmingi, kurie gali nukautuoti absoliučiai visi, ten tiesūs, apatinis šonis ir iš kojų, taip pat išmokau labai gerai. Bet jeigu prieiks ir imtynės labai gerai imtyniauju dabar, gerai sekasi, tai viskas viename bus. Supratau, nepaslaptis, kad irgi pradėjai nuo Bushido SWAT turnyrų. Ką jie tau davė? Davė pasitikėjimą savim, išmokti kovoti prieš kameras ir galimybę kovoti kiaukiai davė, šitą irgi davė. Visai kitas tas dalyvavimas, ne kaip sporto salėj, pilnoj žmonių, tyla, šurmulys, o čia ir šviesos, garsas, kameros, kaip pats ir sakai, palaikymas visai kitas. Tai norėčiau tave pakviesti sudalyvauti mūsų Snow Card dovanų kupono įteikimo tokioje kaip konkurse. Ar esi pasiruošęs pramušti kriaušę? Esu. Bet nesugadinsi kriaušės? Ne. Gerai, tada einam prie kriaušės. Beveik rekordas. Iš tų, kas mušė, pasiekė rekordą, padovanosiu tau 5 bilietus į Snow Cards. Ačiū. Ačiū tau, Ignai, sėkmės.